mes čia, dadam, grįžom į sodybėlę. Tai vat, šios dienos planas chuliganas, nežiūrint to, kad šiandien pakankamai vėl nemažas vėjas, bet planas chuliganas yra tas, kad reikia pagaliau pirmą kartą šiais metais nusipjauti žolę, nes jau žolė žiūriu tokia biškį užvešėjus ir jeigu dar čia savaitėlė, tai su ta žolė čia bus tikrai pipiec problema. Nes jau dabar gerokai virš kulniukų, o dar po savaitėlės, manau, ta žolė pasidarys ir virš kelienų. Tai vat, tik šį kartą čia jau esu ne savaitgalį, o taip gavas ir sukrito, kad esu darbo dieną, bet tai dar ir geriau, nes savaitgalį kiti planai numatyti darbiniai. Tai vat, čia iš paskutinio mano apsilankimo iš tikrųjų kas atsitiko. O atsitiko tai, kad krito trys senos obelis ir krito visas šitas krūmynas, kiek galėjau prieiti. Tai žiūrėsiu, dabar varau, išsipjaunu žolę, o paskui bus jėgų, iš tikrųjų reikės tas šakas suvaryti čia. Bet ta žolė, tai žiūriu, atrodo, dabar galvoju, praeitą savaitę aš čia buvau, tai žolės vos buvo. O dabar, kaip matoma, to žolės tikrai pakankamai yra daug. Tai vat, kad jinai man čia neužaugtų ir plus čia šitam gale labai dilgynės mėgsta šitą drėgmę, šitą vėsą. Ir tos irgi pradėjusios kaltis. Tai žodžiu, trimeriuką į rankas, aišku, pirmą einu persirengiu ir davai, čia šiandien bus, vakare bus nei nugarytės, nei nieko. Nes iš tikrųjų iš tų 30 arų tai labai retai kada daugiau 15 per dieną padarau. Tai va, žolė. Čia jau vietom beveik žolė iki kelienų. Tai va, viskas, nėra čia ko laukti, davai į trasą.
kol kas čia aplinkų ratuką apėjau. Pasibaigė benzas, tai reikia nuvažiuoti iki degalinės, dasipilti kanistrą. Ir skauda visus šonus, jau ir galva lūžia. Tai vat, su kiekvienu pjovimu vis kažkokių tai šiukšlių pilna visur, visi absoliučiai pakampė, atrodo, renku ir nei galo, nei krašto su tom šiukšliam nėra. Va taip. Tai va, tai, nežinau jau ranką nebe išspaudžia gazo trimerio. Čia visur. Taip, iš tikrųjų norėčiau tą žabų krūvą pakurt, bet tas vėjas tai pučia į laukus, tai į namą, tai į dar kažkur ir pastovi vis tas vėjas keičiasi, tai tiek to, tegu stovi iki kažkada. Reikia dabar varyt biškį, prisėst rūrą, truputį atsipūst ir vėl varyti trasą. Čia nežinau, artimiausia degalinė turbūt panašiai kokių 15 kilometrų yra, tai nuvažiuoju, užsipilu. Nežinau, čia šiandien kiek jėgos leis. Bent jau davažiuoti tiek, kiek standartiškai visą laiką. Tas standartiškai tai stengiuosi bent davažiuoti iki sodo. Iš tikrųjų, vat ir sodas. Galvoju dabar, turbūt 2 savaitės praėjo, kai aš čia buvau. Sode dar nei lapelių, nei žiedelių buvo, o dabar jau gražūs žiedai. Dar nekrenta. Tokie. Čia beje šita obelis, kai išsipjovė, žiauriai dideli obuoliai pasidarė ir skanus. O čia nežinau kas do vienas, šiaip lyg tai gal kriaušė, bet čia iš tas kriaušės tai ten nieko nėra. Tai vat galvojau dar šitą obelį nupjauti visai. Arba bent jau čia bum, bet čia šiaip irgi skanus obuoliai. Viena dar tokia pogyvė. Tai vat, ir nežinau, žiūrėsiu pagal situaciją, gal šiandien dar nuo to prūdo tos šakas prasitampysiu. Nes čia mano kūdrai varlių pilna. Šiaip labai smagu iš tikrųjų, kad driežiukų irgi pilna, ir mažesnių, ir didesnių. Vieną čia bandžiau pagauti, bet pasirodė jisai greitesnis už mane. Nu, šiandien jau nei rankyčių, nei kojyčių. Šiaip vizualiai, iš tikrųjų, turbūt praėjau daugiau kaip pusės klipo. Čia visus tos brūzgynus, visas ataugas prasėjau su disku. Jėzus, nusikaliau šiandien kaip šuo. Dar sakiau, eisiu šakų patampyt, bet panašu turbūt, kad ištiesiu kojas, drošiu pagulėt kur nors ant pievos. Nes manau, ties to namukų būtų gal kaip pusės klipo. Čia vat liko galas už tualetą. Iš tikrųjų, kai kurias vietas praėjau su disku, o kai kur, nors čia reiktų eiti su žilka, bet iš tikrųjų diskas irgi duoda savo naudos, ypatingai čia, kur yra veliena. Ta veliena, ne veliena, o ta pavilnė tokia. Čia visokių aėčių, gervagių. Nežinau, kas čia darosi, bet iš tikrųjų jau čia ėjau, nusibodo eiti jau. Nei kojyčių, nei rankyčių šiandien. Tai nežinau, turbūt šiandien dienai čia bus viskas. Čia visą pakraštis prasėjau. Dabar nereiktų iš tikrųjų praeiti tą visą pavilnę, nugrėbliuot kiek dar įmanoma. Svajoju apie traktoriuką, bet čia su to traktoriuku, kol nesusitvarkysiu sklypo, čia nieko nepadarysiu. Nes iš tikrųjų pilna burna žvyrų, nes tiek su žilka, tiek su disku, kai duodi tų kurmiarausių pakankamai nemažai yra. Ir jie tokie labai keliantis yra dulkės. Ir tie kupstai tokie, ir čia važiuojant su traktoriuku, tai čia tik tai peilio gadinimas iš tikrųjų
reiktų tą sklypą prasilyginti. Čia iš tikrųjų tas pakraštys ne mano, bet čia turiu tokią mintį šitam pakraštį, ten daugmaž iki prūdo pasisodinti pušius. Buvau Medelinė, pasižiūrėjau, labai patiko juodoji pušis ir paprastoji pušis. Tai vat tiesiog kažkokia tokia tų pušų kombinacija, ar pamaišant, ar kažką tai. Tai vat ir žiūrėsiu, kas čia toliau bus. Tai vat, man rodos viskas, renku savo šmutkes, tai čiuožiu namo. Pirmas sezonas sodyboje. Antras sezonas sodyboje. O dabar bus trečias sezonas sodyboje. Tai vat, 2 trimerių sodyboje per 2 sezonus jau suvariau, tiksliau damušiau. Ne vien tik sodyboje, bet sodyboje jie buvo užmušti visiškai. Pirmajam užkalė variklis, antrajam sulankstytas liktai cilindras. Nu, dabar tas, kuris remontuoja, tai sakė, pabandyk tiesiog lenkišką demoną. Šiaip sako, liktai žmonės nesiskundžia jo. Tai pasižiūrėsim, tai dabar susirenkam. Bandysiu užsikurti, užsipilt benzo ir poryt greičiausiai ant savaitgalio varysiu į sodybą kariauti vėl su savo žolė, nes su žolė yra tragedija. Žinau, kad aš su savo žolės pjovimu jau daugumą užknisau, nes sodyboje šiai dienai nieko kito nevyksta, tik tai žolės šienavimas. Bet su gamta taip ir būna. Gerai, važiuojam, bandom rinktis daiktą. Beje, šitą trimerį užsisakinėjau iš Urmo kainos, laukiau beprotiškai ilgai, bet pagaliau gavau. Užsisakiau Max kažkokį komplektą, Max Pro, tai ką mes čia turim kažkokias ausinės. Panašu, kad čia turim apsauginį skydelį veidui, kabiklį laikiklį į garažą, tepalą, 3 tepalai, čia kažkokia pasta, miksavimui bakelis, apsauga, pjovimo kažkoks diskas, viena pjovimo galva, antra pjovimo galva, dėja su galva man visiškai nesiseka, kiek turėjau trimerį, visos galvos pirmą dieną šaibom išeina. Raktų rinkinys, apsauginis skydelis, pufliakas, plasmasinis, pjovimo diskai, 3 peilių ir su daugiau peilių, tai kažkas tokio, kas yra ant mano pagrindinio buvo trimerio uždėta. Pjovimo valas, petnešo su paminkštinimais, instrukcija, kas instrukcija skaita nieks. Na ir žinoma paties trimerio variklis rankinam. Na ir čia šitoj dėžėj beliko pats skvotas su reduktorium. Op. Na, aišku, laikiklis plasmasinis, tas čia metalinis, bet klausimas šiek tiek čia laikys. Bet kiek laikys, tiek laikys. Manau, garantinį periodą tikrai atlaikys. O jeigu neatlaikys, aišku, vešim atgal.
Nu, stebuklo jokio nėra, standartiškai viskas ant 4 varžtukų, prisisuka koja, kotas. Ir aišku, standartiškai čia prisisuksi rankeną. Taip, rankeną tai reiks pasireguliuoti palei save, dabar nebent užsidėti diržą, iš karto prisisuk, kad negaišlaik. Diržai standartiniai, patys pigiausi, kurie būna kiekvienam komplekte su trimeriu. Na, rankenas susireguliuosim darbo metu pagal patogumą. Šiaip pats surinkimas tai visiškai pigiakinis, kaina atitinka kokybę. Man rodos, už šitą Extra Pro rinkinį mokėjau 138 eurus. Tai va, tiesiog einu paieškoti benziną, pabandysim užsikurti. Taip, diskas vietoj. Dabar belieka tik sugalvoti, iš kur gauti benziną. Šitam turim dar likutį. Tik tai, ką tą mūsų likutį perpilti. Šitam trimeriui iš vis turim pilną baką. O, radau kažkokią metalinę krūškę. Tai aišku klausimas, kas iš šito benzino yra, nes čia turbūt jau ne pirmi metai stoja.
Nu ką, pirmas bandymas užkurti. Taigi, kūrą užpumpavom. Žiūrim dabar, kad čia rodo. Taip. On, off. Taip, čia tas. Čia turėtų pasispausti ant ono. Na, pirmas užsukimas praėjo sėkmingai. Užsikūrė užsiveda pakankamai lengvai, kol kas. Aišku, čia reikia susitvarkyti diržus, kad jie man nekristų. Ir galima bus pakuotis ir vežtis į sodybą. Ir daryti tvarką, aišku, važiuojant reikia užsipilti benziną, bet benziną turiu pasilikę sodybai. Ir realiai bus viskas. Trimeris puikiai sukasi, žolytę pjauna, aišku dabar neužsidėjau diržą, bet manau, kad viskas bus super. Tai žodžiu, rytoj traukiam į sodybą vėl kovot su gamta.
ant to trimeriuko. Ant pabandymo išdeginau kokius gerus 2 litrus benzino. Šiaip minusą matau vieną kol kas. Ant kitų kinietiškų trimerių yra toks dalykas, kad vat, čia yra galimybė užfiksuoti tą padėtį ir tokią laisvų hodų eiti. O čia nėra, visą laiką reikia ant gazo, bet yra kaip yra. Tai žodžiu, apsėjau čia kiek dabar galėjau, dar ten šiek tiek benzino yra likę, tai dar ten vieną gabaliuką pasibaigsiu, bet šiaip tai vat, žolės, čia kur prieš sugendant antrąją sezoną trimerį, kiek dar buvau apsipjovęs, tai dar čia yra normaliau, o čia vat, kur yra nepjauta, tai žodžiu, žolytė tai sėkmingai yra iki juosmens. Tai vat, jeigu taip pat įsibridus, tai vat, opa, vat, iki čia turiu žolės. Atvažiavau šiandien dar į sodybą, iš tikrųjų žiūriu, nėra elektros. Paskambinau į ESO, tai čia kokio valandos laikotarpį perskambina ir atsirado elektra. Ir problema yra kame, kad va čia vat, eglės ta viršūnė, va čia va, čink, ten eina laidai. Ir kai yra stiprus vėjas, tie laidai siūbuoja, bent jau kaip ESO darbuotojai sako, tie laidai siūbuoja ir jie užtrumpina. Ir ten kitam gale, čia kokio gerą kilometrą, išmuša tiesiog spintai automatai. Ir pas mane dingsta elektra. Bet šiaip tai vat, toks įdomus dalykas. Stovi išmanusis skaitiklis ir tipo daugmaž nieks nemato, kad elektros nėra. Ar čia visiems giliai dzin. Tai va, tai žodžiu, sakau, tai paimkit, nupjaukit eglę. Jis sako, stovi ant tavo sklypo, bet šiaip tai aš dabar galvoju, vat, čia ir mano kuolas, ten yra sekantis mano kuolas, tai tos eglės kaip ir ne mano teritorijai stovi. Tai vat, dinozaurą dar kaulą vieną radau, tai vat, žodžiu, tokia situacija. Čia man sako, taip, čia paimkit, nusipjaukit. Šiaip iš tikrųjų aš buvau rašęs čia ir skelbimus Facebook'e, kad galbūt tą eglę kas nors paimtų šventėm, dar kažką tai. Bet, žodžiu, niekam jos nereikia ir nereikia, tai nežinau. Kažką reikės galvoti daryti, bet kol kas mane labiau domina pieva, ne gal tą eglę. O plius aš dabar vis tiek taip neturiu. Neturiu su kuo jos versti. O šiaip, kai sako, eglių medžių versti negalima be leidimo. Bet nežinau, kaip čia yra, kai tu pats pasodini, ar galima versti, ar negalima. Tai vat, mano kaukolė kaba. Tai vat. O šiaip, kol kovoju su gamta, tai kiek man yra žinoma, buvo vėl apsilankęs. Bent jau turėjo būti Gediminas, tai yra archeologas su komisija. Ir spręsti, ar šiemet dar kasinės ar ne. Atsiuntė man, visokie odai mašalai ir visoks velnės puola, atsiuntė man kasinėjimų medžiagą, vat aš matau čia išmindyta, tai greičiausiai buvo, nes jie va čia vat visą tą teritoriją buvo išrausę ir buvo išrausę prie namuko. Tai vat jie sakė, jeigu gaus biudžetą, gaus palaiminimą, tai galbūt toliau kasinės, jeigu ne, tai ne. Ir iš paskutinio didžiojo tvarkymosi, tai vat kaip matot, dingo visas kampas. Ūkinio, tai jau nebedaug liko, tai liko kokie 2/3, tai dar keletą gerų užėjimų ir to ūkinio visai nebeliks. Sodas, vat, kuris išgenėtas, išpjaustytas, sužaliavo, sužydėjo, fainai labai, nesužydėjo, sulapijo, o ta žolė tai dėjo padėka. Tai vat žiūrėsiu, iš tikrųjų, galbūt dabar tingiu važiuoti iki degalinės, užsipilti kūrą, bet dar čia Kaišiadorių gale turiu reikalų, tai jaučiu gal rytoj atlėkti ir dar pasitvarkyti. Tai va, tai vis kariaujusi žolė. Daugiau nieko iš tikrųjų nevyksta. Bet kaip nors išidėsiu. Šiaip iš tikrųjų pradėjau domėtis dėl to namuko, galvojau, ką čia padaryti, kampai tokie biški papuvę, taip panaip. Bet šiaip tokių susidėliojau iš tikrųjų vizijų, ką aš čia norėčiau padaryti, ko aš čia tikėčiausi ir jeigu viskas eigoj pavyks, tai manau pasidarysiu tai, ką aš noriu. Dabar vienam iš objektų eksperimentuoju, tiksliau eksperimentuoju su tėvų sodu, pažiūrėsiu, pabaigsiu ten iki galo ir jeigu man ten patiks, o šiaip jau dabar patinka, tai galbūt tą pačią idėją perkelsiu čia. Ir pasidaryti tiesiog vasarnamį, pavasarojimui, pažiemojimui, pasibuvimui gamtoj.
Ir aišku, tolimesni planai visą tą šiukšlyną išgriaut, sutvarkyt, o paskui žiūrėsim, kas toliau. Kartais sėdžiu šitoj savo sodybai, atrodo, dirbu ir nematau aš čia didelio tolko. Kartais galvoju, kokią velnę man čia to šūdo reikia. Bet pagalvoju, pasėdžiu, pasiklausau medžių ošimo. Kažkaip galvoju, gal visai ir nieko. Tik tai, kad čia baisiai daug darbo. Ir atrodo, nieko aš čia neveikiu apart to, kad pjaunu žolę. Grėbiau šieną per visą dieną. Iš tikrųjų, ta žolė tai va, jau gerkliai stovi. Iš tikrųjų, kai neapsileidi, tai viskas yra kaip ir tikrai labai normaliai. O dabar tiesiog buvom atostogų ir mėnesį laiko buvo žolė nešienauta, tai dabar tragedija. Kur biškį trimerio matė, ten dar. O visa kita tai... Bet ne apie tai. Šiaip iš tikrųjų vat, įdomi šitos sodybos istorija. Šita sodyba kažkada priklausė tokiems Kabašinskams, berods, jeigu aš neklystu. Tai praeitą rudenį čia archeologai Gediminas Petrauskas su savo komanda darė čia archeologinius kasinėjimus. Ten už žeminės kapstė, čia palei namo priekinį fasadą kapstė. Šiaip rado tokių įdomių visokių akmenų sudėtų, tai spėja, kad ten liktai gal buvo kažkokie pastatai, dar kažkas tai. Bet realiai tai, ko ieško, kol kas nėra rasta. O ieško Kabašinskų žento. Pavardė Balčiūnas, o čia vietiniams tų kraštų, kas iš čia kilę, tai toks Balčiūnas Jupiteris buvo. Tai kaip ir partizanų čia paskutinis vadas ir jisai buvo išvedęs Kabašinskų dukrą. Ir kiek man yra žinoma, šita sodyba jinai buvo ir KGBistų stebima ir įtraukta į KGB archyvą. Nes čia buvo žinoma, kad renkasi partizanai. Man pačiam teko bendrauti su dar šiai dienai gyva Kabašinskų dukra, jai ten 80 virš metų. Jinai ten sakė, kad jie čia rinkdavos, kad čia sodybai buvo įrengta slėptuvė, bunkeris vienam žmogui. Ir kažkur čia aplinkui tuose miškuose buvo didesnė jų slėptuvė, jų bunkeris. Tai va, ir po to, kai Jupiterį nužudė, tai pagal tos moters atsiminimus jie jį čia sodyboje palaidojo. Tai archeologai bando rasti jo palaikus. Deja, kol kas nesėkmingai ir ten su tais kasinėjimų biudžetais, tai klausimas, ar šiais metais bus tam skirta lėšų ir ar tas kasinėjimas tęsis. Bet šiaip vat, man kas, iš tikrųjų nežinau, ar aš čia galiu viešinti, negaliu. Bet Gediminas atsiuntė man ataskaitą. Čia ataskaita yra 58 puslapių. Žiūriu, vat, yra radinių sąrašas. Nu, pasižiūrim, ką jie čia rado. 13 puslapis. Titnagas, uniformos saga, nukryžiuotojo skulptūrėlė, moneta, 5 kapeikų nominalo 40 metų.
Dar viena nukryžiuotojo skulptūrėlė, kryželis, geležinis raktas, aviacinės patrankos tūta 20 mm kalibro, 43 metų iššauta. Žiebtuvėlis varinis, vokiškas cilindro formos su geležiniu rateliu viršuje ir užrašu Kaschė ant dangtelio. Dar titnagas ir dar moneta 1 kapeikos nominalo 88 metų. Iš tikrųjų, nekaži, ką jie čia rado, bet man iš tikrųjų kas labai įdomu, kad aš įdėsiu jums nuotrauką, užblūrinsiu veidus, kad čia buvo jaunimas, ta prasme, čia tokia kaip stovykla buvo, kiek suprantu, archeologų. Tada, kai čia kasinėjo, aš irgi buvau ir buvo ir užsieniečių vaikų ir tas labai iš tikrųjų fainai, kad vaikai ne kažkur ten trinasi, o būtent užsiema kažkokia tai įdomia veikla. Kiek čia tas įdomumas to žemėje kapstytis, tai klausimas, bet vis tiek, manau, susipažinimas su istorija, su legendam, su visa kita, manau, tikrai teko pabendrauti jiem ir su ta močiutė, kuri čia atvažiuodavo ir vis jiem rodydavo, kur ten kas ten turi būti. Ir aišku, aš ten pats su ją irgi bendravau, jinai ten pradėjus iš tikrųjų mėtytis, nes tas veiksmas čia turėjo vykti greičiausiai 45-49 metais. Tai vat ir yra spėjimų, kad ta sodyba, jinai irgi nėra ta čia pradinė, nes močiutė pasakojo, kad ten liktai buvo tvartas ir namas buvo sujungtas kartu su tvartu ir ta dalis kaip ir nėra išlikusi. Ir kažkur tai toj teritorijoje ten turėjo būti tvarte, ar tai po tvarto, ar kažkur tai būtent įrengtas bunkeris. Ir čia aš pilnai suprantu ir archeologam, jiem labai yra sunku vaikščioti su metalo detektorium, dėl to, kad čia kur pasisuks po paskutinių savininkų yra totalus šiukšlynas, skarbonkės, alaus buteliai, bambaliai, kamščiai nuo alaus. Nu, žodžiu, toks prahadnoj dvor čia buvo. Iš tikrųjų, tas ir užknisa, kad atrodo, bandai susitvarkyti ir visur, kur tik tai eini, visur po kojom yra šiukšlės. Tai tokia situacija. Ir iš tikrųjų, nežinau, aš vis galvoju, tą mintį būna nuveju į šoną, vėl grįžtu prie jos. Iš tikrųjų, galbūt, jeigu atsirastų žmogus, kuris pasiūlytų man priimtiną kainą už šitą sodybą, galbūt aš ją parduočiau ir eičiau kažkur tai toliau, bet nežinau, aš čia kažkaip labai gerai jaučiuosi. Atvažiuoju, tyla, ramybė tokia. Čia žolę šiandien pjojau, gandras atėjo pasivaikščiot paskui, varliukų paieškot. Tai ta ramybė tokia. Ta gamta ir čia aš vis kamerose pasižiūriu, matau, kad ateina į kiemą stirnos pasivaikščiot. Tai tas iš tikrųjų žavi. O darbo davelne. Tikrai atrodo, eini ir nei galo, nei krašto nėra. Kartais rankos nusvyra ir galvoju, kokią velnę man čia reikia. Kai sako, kokią velnę čia lipa į tą galerą. Bet kažkaip tai praeina ir vėl eini. Iš tikrųjų, iš po miesto, iš po darbo su žmonėm aš čia tikrai atsigaunu. Bent jau galva tai tikrai atsigauna. Kūnas tai, matyt, gal man reikia to fizinio tokio darbo. Kai kurie čia iš mane šaipos, kad čia paimtum, pasisamdytum, padarytum. Jo, paimt, pasisamdyt, pasidaryt gali kiekvienas durnis. O paimkit ir pasidarykit visą tai savo rankom. Ir tada galėsim pašnekėti.
O šiai serijai turbūt tiek. Patiko? Dedat laiką, dalinatės su draugais, parašot savo komentarą, kas patinka, kas nepatinka, ką parodyt, ką siūlytumėt padaryti, kad visas tas procesas truktų greičiau ir šauniau čia viskas atrodytų. Tai iki kito karto.